Labadiena, gerbiami mūsų klausytojai, pasaulinės medijų informacinio raštingumo savaitės renginių dalyviai. Šiandien susitinkam šiek tiek neįprastų formatu prie ekranų, bet mums gal jau kasdieniniu formatu. Šiandien ypatinga tema su ypatingu svečiu. Šiandien kalbam apie kompiuterinius žaidimus ir apie jų kūrimą. Tai pokalbis su Dmitrijumi Babičiu, kuris yra žaidimų kūrėjas ir mums papasakos, kaip visa tai vyksta, nuo idėjos iki produkto. Išgirsim nesenai vykusios žaidimų mugės įspūdžius ir stalo žaidimų parodos Europoje įspūdžius. Tai aš nieko negaiždama kviečiu jūs pokalbiui, paskaitai apie labai svarbią temą. Tai žaidimai, ar tai yra grėsmė, menas, ar vis dėlto neišvengiamybė. Tai Dmitrijau, prašom. Sveiki visi, labai malonu, kad susirinkote pasiklausyti. Ir prieš pradėdamas, aš visą laiką, kai skaitau pranešimus, stengiuosi, kad jie būtų maksimaliai neformalūs, maksimaliai paprasti ir dažniausiai kalbu, kas užeina ant seilės, bet būtent taip kažkaip papasakoju tai, ką noriu perteikti klausytojams. Tai juokinga istorija susijusi su šiuo pranešimu yra tai, kad aš per savo žioplumą vos gavęs nuorodą į renginių ciklą kažkaip užsižioplinęs prastai perskaičiau pavadinimą ir man pasirodė, kad tai pavadinimas yra ne mirkt ir aišku, o mirkit ir aišku. Ir tai būtent buvo, pagalvojau, tai būtent tikriausiai susijęs su žaidimais ir kaip žmonės suvokia žaidimus. Nes dažnas žmogus, nesusipažinęs su žaidimų kultūra, jam atrodo, kad ten viskas sukasi apie mirtį, žiaurumą ir kitokius dalykus. Ir pagalvojau, gal visai įdomus ir netgi ironiškas šmaikštus temos pavadinimas. Bet tuomet įsižiūrėjau, kad tai yra mirkt ir aišku, bet pagalvojau, kad šituo pavadinimu pasinaudosiu. Pasinaudosiu kodėl? Nes peršoksiu vieną skaidrę, nes galvodamas apie šio pranešimo formatą, svarsčiau, kaip viską sulipdyti į vieną nuoseklią liniją. Ir pirmą galvojau, gal iš tiesų viską papasakot nuo iki taip nuosekliai ir dėsningai, bet pagalvojau, tai būtų gan nuobodu. Tada pasvarščiau gal papasakoti viską per asmeninę prizmę. Tai yra būtent kaip aš atėjau į žaidimų pasaulį ir kaip man po truputį jisai atsiskleidė, bet vėlgi nemanau, kad mano asmenybė ar istorija tokia įdomi. Ir tada nusprendžiau, kad iš ties susitikdamas su įvairiais žmonėm, tiek susipažinusiais su žaidimų kultūra, tiek su jos naujokais, pastebiu, kad yra gajus tam tikri mitai. Ir vėl mintimis grįžau prie to mirkit ir aišku, ir kaip žmonės dažnai suvokia žaidimus. Ir nusprendžiau, kad aš tiesiog sudėliosiu tam tikrą su žaidimais susijusių mitų sąrašą ir eidamas per tuos mitus ir bandydamas juos nuneigti, atskleisiu visą, ne visą, bet dalį žaidimų industrijos, kultūros ir kokie iš tiesų tie yra žaidimai, ar geri ar blogi. Tai šiek tiek apie mane. Aš šiaip baigiau politikos mokslus ir tarptautinių santykių magistrą. Studijavau šiek tiek filmus ir kūrybinį rašymą Essekso universitete. Tai buvo savotiškas eksperimentas, nes labai norėjau antro bakalauro. Po metų, nors ir baigtų su pagyrimu, supratau, kad gal vis dėlto aš norėčiau darytis karjerą, norėčiau kurti savo gyvenimą Lietuvoje. Ir štai grįžau ir svarstydamas, kur įsidarbinti, atsiminiau, kad visą laiką mėgau, mylėjau žaidimus ir didžiausia svajonė buvo juos kurti.
Ir buvo toks staigus change of heart, kaip pasakytų anglai, noras staiga viską pakeisti. Ir įsidarbinau 2013 metais, kadangi šiokią tokią patirtį su žaidimų kultūra turėjau, įsidarbinau vienoj didžiausių, jeigu tuo metu ne didžiausioje Lietuvoje įmonių Nordkarentuose. Ir nuo to laiko dirbau įvairiose įmonėse susijusiose su žaidimais arba bent su gamifikacija vadinama. Tai buvo Sneaky Box, buvo pusiau Sneaky Box'uose dirbau dabar. Labai nuostabi įmonė ir komanda. Dirbau pusiau lietuviškoje, pusiau ukrainietiškoje įmonėje Melior Games. Dirbau Zedge, kas yra pusiau amerikietiška, pusiau norvegiška įmonė, kuriai priklauso didžiausia pasaulyje mobilių išmaniųjų telefonų personalizacijos programa. Ir dirbau nuosavo įmonėje Dragon Attack, kuri veikia iki šiol. Dažnai lankiausi hackathonuose, esu pelnęs, manau, bent 15 įvairių laimėjimų. Hackathonai tai yra tokie eventai, kur žmonės susirenka būtent kurti programėlių, žaidimų, kitokių dalykų. Tam yra skirtas ribotas laikas, dažnai 48 valandos, ir po 48 valandų komandos pristato, ką yra sukūrusios ir kaip planuoja toliau vystyti tą produktą. Tai vat, pamenu, kad mano rekordas buvo tokiam vienam evente gal virš 48 valandų nemiego, per kurias stengiausi sukurti savo žaidimą ir visai tuo metu neblogai pavyko. Taip pat esu pelnęs 3. vietą pasaulio žaidimų kūrėjų čempionate, tai čia yra tas faktas, kurį, jeigu labai noriu išsigirti, pasakau žmonėms, nors iš tiesų čia nėra nieko ypatinga, nes tas čempionatas yra rengiamas konkrečiai Suomijoje ir tiesiog yra labai išdidžiai skambantis pavadinimas. Taip pat buvau Nordic Games konkurso finalistas ir 2020 metais per pandemiją buvau apdovanotas už geriausią išmaniesiems įrenginiams skirtą lietuvišką žaidimą. Ir esu išleidęs 5 stalo žaidimus. Būtent kalbant apie stalo žaidimus, neseniai lankiausi mugėje Essene. Esseno mugė yra didžiausia stalo žaidimų mugė Europoje. Amerikiečiai turi kai ką kitą, bet štai Europoje tai yra didžiausia stalo žaidimų mugė. Vyksta kas metus, spalį, ten atvažiuoja stalo žaidimų mėgėjai iš viso pasaulio. Jeigu įsivaizduoti tą mugę, tai sakyčiau, reikia įsivaizduoti didžiausią Litexpo salę ir padauginti kažkur tą salę iš 2, nes kiekviena salė yra ko ne 2 didesnė, ir dar iš 10, nes tų salių yra apie 10. Ir štai ten suvažiuoja žaidimų kūrėjai, žaidimų leidėjai, žaidimų pirkėjai ir žaidėjai, ir tai yra puikiausia proga susitikti su žaidimų leidėjais, atsivežti savo prototipų, papasakoti apie juos, kadangi dabar dirbu su stalo žaidimais, ir pasistengti įpiršti savo žaidimus leidėjams. Tai vežiausi 7 prototipus, žiūrėsiu, kaip jiems pasisekė, nes stalo žaidimų leidimas yra gan ilgas ir lėtas procesas, ir kaip kažkas gerai pasakė, kalbėjimas, bendravimas verslo elektroniniais paštais yra irgi kaip savotiškas žaidimas pirmin ir atgal. Bet labai rekomenduoju ten nuvykti. Gausybė žmonių, gausybė žaidimų, ir jeigu jūs esate žaidimų kūrėjas, tai tiesiog reikėtų pradėti rašyti laiškus gan anksti, pasakoti apie savo žaidimus, pasidaryti prototipų ir vežtis vadinamųjų sell sheet. Tai yra būtent vieno lapo žaidimo aprašymai. Tai vat tiek kol kas apie Esseną. Ir dabar pereinu prie paties pranešimo, kuris, kaip minėjau, bus gan chaotiškas, bet tikiuosi, kad ši forma bus įdomi, nes tai yra gan gajūs mitai susiję su žaidimais.
Tai apie pirmą mitą jau užsiminiau, kad dažnas, ypač vyresnės kartos žmogus įsivaizduoja, kad žaidimai yra viena apie žiaurumą, viena apie smurtą, kažkokius iškrypimus ir kad jų reikia vengti kaip maro. Iš tiesų, tai nėra visiškai tiesa, nors yra gausybė žiaurių žaidimų ir žaidimų, kuriuose gausu smurto, yra ir kitokių žaidimų. Tarkime, vienas iš žinomų žaidimų visam pasaulyje yra toks vadinamasis Journey, kelionė, kur žaidėjas keliauja vienišas per dykumą, nėra priešų, nėra konflikto, bet yra galimybė susitikti su kitų žaidėjų. Ir jeigu du žaidėjai žaisdami žaidimą vienu metu ir vienas kito visiškai nepažinodami, tai yra jie gali būti skirtingose pasaulio kraštuose susitinka, jiems yra suteikiama galimybė ribotai bendrauti tam tikrais, regis, kiek atsimenu, muzikiniais akordais. Ir jie gali vienas kitam padėti, tačiau tam reikia sukurti nuosavą kalbą, nuosavą komunikacijos būdą, bandyti vienas kitą suprasti. Kitas žaidimas, kuris vadinasi It Takes Two, yra apie porą, kuri yra ant skyrybų slenksčio ir štai tos poros vaikas, jisai pasinaudojęs magiją, kaip dažnai holivudiniuose filmuose būna tas magiško stebuklingo noro galia, jisai paverčia savo tėvelius lėlėmis ir jiems tenka gyventi būnant labai mažiems ir kažkaip vaduotis iš tos situacijos ir susirasti būdų, kaip vienas kitam padėti ir kaip vienas kitą suprasti. Kuo šitas žaidimas yra įdomus, kad jis gali būti žaidžiamas, kiek žinau, tik keliese. Tai yra, sakykime, jo svarbiai. Galima, aišku, ir vienam pasiimti 2 pultelius, bet pagrindinis žaidimo būdas tai yra žaisti keliese ir vykdyti įvairias užduotis ir vėlgi ugdytis tarpusavio supratimą per tai. Yra gausybė kitų žaidimų. Tas pats Minecraftas, jį galima pasižiūrėti kaip į dabartinį Lego. Tai yra statybų ir pažinimo žaidimas ir vaikams, ir suaugusiesiems, ir dažnai jisai taikomas edukacijoje. Žaidėjas iš blokelių gali statyti ko ne bet kokias struktūras, yra gausybė video YouTube, kur tai yra, tarkim, pastatoma visa Disnėjaus pilis vieno žmogaus. Yra žaidimas Stardew Valley, labai taikingas apie žmogų, kuris atvažiuoja į nedidelę kaimelio miestelio bendruomenę ir bando įkurti savo ūkį, savo fermą. Ir tai yra būtent irgi kūrybos žaidimas, kur reikia po truputį kurti, po truputį auginti augalus, gyvūnus, bendrauti su kaimelio bendruomenės nariais, galbūt susirasti meilę ir taip toliau. Ir netgi iš senųjų žaidimų, vienas tokių žymesnių The Incredible Machine arba Timas sutrumpintai, labai nuostabus žaidimas, kuriame žaidėjas turi kurti kažkokius išmoningus aparatus iš įvairių dalių, keistų, tarkim, balionų, krumpliaračių, katės, kurie vaikšto ant konvejerio besivydama pelę. Ir taip sujungdamas šias dalis į visumą spręsti galvosūkius. Taigi žaidimai nebūtinai gali būti žiaurūs. Bet netgi kalbant apie žiaurus žaidimus, iki šiol yra gausybė ginčų, kiek iš tiesų jie sukuria, kiek iš tiesų jie skatina žiaurumą ir agresiją tikrame gyvenime, realybėje. Daug studijų teigia, kad ta paskata ir agresyvumas išaugęs dėl žaidimų, jo arba iš vis nėra, arba jis yra labai labai minimalus. Ir yra psichologų, kurie teigia kai ką atvirkščio, sako, kad žaidėjas žaisdamas žaidimą, kuriame yra konflikto elementų, jis kaip tik sugeba išlieti tą savo vidinės realybę
susikaupusias frustracijas ekrane ir kažkaip grįžti į realybę būdamas ramesnis. Aišku, tai netaikytina visiems žiauriems žaidimams, nes yra tikrai kontroversiškų žaidimų, kuriuose skatinamas ir pačios bjauriausios agresijos formos ir žaidėjas yra supažindinamas su nusikaltimų pasauliu iš tokios glorifikuojamos perspektyvos, tai tarsi parodomas kaip herojiškumas ir taip toliau. Bet tai yra ne visi žaidimai. Antras mitas yra tai, kad žaidimai yra paviršutiniška ir banali pasilinksminimo forma. Ir kad žaisti žaidimus yra visuomet banaliau ir kultūriškai mažiau naudinga, nei, tarkime, skaityti knygą, aplankyti teatrą ar pasižiūrėti filmą. Kitaip tariant, žaidimai nėra menas. Bet vėlgi, žaidimų esame labai įvairių. Sakykime, vienas iš tokių liūdniausių žaidimų yra, bent man žinomų, yra That Dragon Cancer. Tai yra žaidimas, kurį sukūrė labai atsidavusi pamaldžių krikščionių pora, gyvenanti JAV, kuriai gimė vaikas sergantis nepagydoma liga. Ir jie žinojo, kad jų kūdikis mirs. Ir štai jisai pradeda augti ir visas tas žaidimas iš esmės yra tos poros išpažintis apie tai, ką reiškia auginti vaiką, kuris serga nepagydoma liga. Kaip jam paaiškinti, kas yra ta liga, kaip patiems dorotis su savo liūdesiu ir savo psichologinėmis problemomis. Tai yra labai gilus, labai meniškas žaidimas. Ir manau, ne vienam išspaudęs ašarą. Ir galiu jį nuoširdžiai rekomenduoti. Kitas žaidimas, Senua's Sacrifice. Jis vyksta vikingų pasaulyje, tačiau štai kuo jis yra įdomus, kad pagrindinė veikėja, jinai serga šizofrenija. Ir šis žaidimas stengiasi gan tiksliai atspindėti, kokia tai yra patirtis iš to žmogaus, kuris gyvena su ta kondicija požiūrio. Vėlgi, tai ugdo empatiją, tai yra labai meniškas žaidimas, tegul daug kur ir žiaurus, bet jisai padeda susitapatinti ir dėl to jis turi pridedamą ir išliekamąją meninę vertę. Ir dar vienas žaidimas labai paminėtinas yra Firewatch. Vėlgi, žaidimas praktiškai be konflikto, be žiaurumo, tačiau pasakojantis apie eigulio gyvenimą miške ir tiesiog jo kelionės per savo prižiūrimas valdas, kalbant tuo metu per raciją su savo partnere, kuriais iš tiesų tarp jų yra užsimezgęs romanas, bet kartu tas eigulys jis turi žmoną, smarkiai sergančias, su kuria jam labai sunku. Ir visas žaidimas yra ne tik gamtos grožis, bet tai yra ir vieno žmogaus drama. Ir žaidėjas yra pastatomas į tą perspektyvą, kur yra labai sunkus pasirinkimas tarp pareigos ir ten, kur iš tiesų tave kviečia širdis. Arba atvirkščiai, tarp to, kur tave kviečia tavo kalties jausmas, bet nežinia, ar tai bus geriau. Ir ten, kur tu galbūt jaustumėsi laimingesnis, tam tikros idilės. Kiti žaidimai, tokie kaip Cuphead, Monument Valley ir, tarkim, Ori the Blind Forest, jie galbūt nėra tokie gilūs savo prasme ir savo mintimi, bet jie yra nepaprastai gražus ir juos žaidžiant iš tiesų pasijunti kaip apsilankęs meno galerijoje. Tarkim, Cuphead yra, visas jo stilistika yra paremta senaisiais JAV animaciniais filmukais. Ta pradinė Disnėjaus era, Betty Boop filmukais ir taip toliau. Ir jį žaidžiant galima susipažinti su tuo stiliumi. Monument Valley yra žaidimas nepaprastai gražus, ramus ir jisai, sakykime, yra
tokios paradoksalios geometrijos paroda, galima jį taip pasižiūrėti. Nes žaidėjo keliavimas ir būdai, sakykime, įveikti galvosūkius yra paremti paradoksalios geometrijos ir vizualinių apgaulių manipuliacija. Tai yra, kaip žaidėjas pasuka žemėlapį ir kaip jisai nusprendžia vizualiai sujungti tam tikrus jo elementus, nuo to priklauso, ar žaidėjas išspręs galvosūkį. Galų gale Ori the Blind Forest yra paprasčiausiai labai gražus žaidimas, pilnas magijos ir jį žaidžiant pasijunti kaip žiūrėdamas, klausydamasis nuostabios stebuklinės pasakos. Tai va, kiti žaidimai, tarkim I Have No Mouth and I Must Scream, yra paremtas labai garsaus rašytojo Filipo K. Dicko paremtas jo kūriniu. Ir iš esmės yra to kūrinio, mokslinės fantastikos kūrinio adaptacija. Ir tie, kas skaitė kūrinį, negaili liaupsių šiam žaidimui. Žaidimas kurtas ukrainiečių, vienas garsiausių Stalker, yra labai įkvėptas senojo Tarkovskio Stalkerio filmo ir puikiai perteikė jo atmosferą, nors siužetas ir skiriasi. Ir kitas, tarkim, žaidimas, labai įdomus pavyzdys, yra BioShock. Tai BioShock yra žaidimas, kurio veiksmas vyksta tokioj pseudo-utopijoj po vandeniu, vandenynų dugne, pastatytame mieste. Ir visas šis žaidimas ir žaidėjo kelionė tai yra bandymas polemizuoti su vėlgi labai garsia amerikiečių rašytoja Ayn Rand ir jos romanų Atlas Shrugged, kuris yra laikomas radikalaus kapitalizmo ir objektyvizmo deklaracija. Ir žaidimas bando subtiliai, kartais nesubtiliai paprieštarauti tam romanui, kartu išlaikydamas gausybę referencijų ir nuorodų į jį. Trečias mitas yra gan subjektyvus, tačiau noriu apie jį pakalbėti, nes kodėl sakau subjektyvus, nes jis yra patiriamas iš asmeninės perspektyvos ir dažnai žmogus būna teisus, bet dažnai būna ne. Tenka susidurti su žmonėmis, kurie sako, aš nežaidžiu tų kompiuterinių žaidimų, jie man niekuomet nebuvo ir nebus įdomus. Man atrodo, kad tai yra labai specifinis ir nišinis pomėgis. Ir kai išgirsti tai, supranti, kad žmogus įsivaizduoja žaidimus kaip savotišką subkultūrą. Tai yra tam tikra nedidelė dalis žmonių, dažniausiai jaunimų, kurie žaidžia žaidimus, panašiai kaip yra žmonės, kurie važinėjasi riedučiais ar riedlente ir kas yra išorė tos subkultūros, tas yra su jie nesusiję. Ir dėl to būtent šie žmonės nenori gilintis kažkaip į žaidimų pasaulį, nemato tame prasmės, nes jiems tai atrodo labai siaura sritis. Tačiau iš tiesų, kartais pašnekėjęs su tokiais žmonėm, staiga paklausė jų, o tu Solitaire žaidėjai? Senosiuose Windowsuose, sako, jo, Solitaire, ką Solitaire tai žaisdavau. Arba pamatai, kaip tas žmogus vėliau išsitraukia telefoną ir pradeda žaisti Candy Crush Saga. Arba gali būti, kad tas žmogus yra kad ir lakūnas arba besimokantis, besiruošiantis tapti lakūnu. Ir jo darbovietėje jisai naudoja profesinius simuliatorius, kas irgi iš dalies yra žaidimas. Arba tas žmogus mėgsta užsukti į, kad ir Delfi reklamuojamas nuorodas, kur yra testai, kiek tu atpažinsi filmų. Ir pabendravęs su šiais žmonėmis supranti, kad jie į tai nėra linkę žiūrėti kaip į žaidimus. Tai yra, jie sako, bet Candy Crush arba šachmatai, kuriuos aš žaidžiu online, tai nėra iš tiesų žaidimai, tai yra kažkas kita. Ne, iš tiesų tai yra irgi tie patys žaidimai ir tai yra irgi žaidimų kultūros dalis.
Ir kitas dalykas, netgi jeigu žmogus nėra visiškai nežaidžia jokių žaidimų, didelė tikimybė, kad jo darbovietėje, jo aplinkoje jau pradėti taikyti, netgi socialiniuose tinkluose, yra pradėti taikyti vadinamieji gamifikacijos arba žaidimizacijos, taip lietuviškiau, principai. Tai yra principai pasiskolinti iš žaidimų, kaip labiau išlaikyti darbuotojų ar klientų dėmesį, kaip labiau juos paskatinti per viso darbo lankymosi socialinėme tinkle ar parduotuvėje kažkokį sužaidiminimą, kažkokį elementą, kuris patraukia žmogaus dėmesį būtent dėl to, kad jis yra smagus ir jisai taip veikia mūsų psichologiją. Tarkime, kad ir labai seniai jau JAV yra populiarus ir Lietuvoje taip pat populiarus kai kuriuose įmonėse principas rinkti mėnesio darbuotoją. Tai irgi yra tam tikras žaidimas, nes atlyginimas nuo to gali nepriklausyti, bet yra tas pats high score principas, kuris yra tam pačiam teatre, kad tu pamatai savo vardą kažkur rezultatų lentelės viršuje, arba savo nuotrauką ant sienos. Ir galų gale trečias dalykas, tai yra niekuomet nevėlu pabandyti žaidimą. Aš nesakau, kad juos reikia bandyti. Jeigu jūs to nenorite daryti, aš apskaitai savo pažiūromis esu labai libertarus, bet aš mačiau atveju, kai žmogus sako, aš nežaidžiu žaidimų, man jie nėra įdomus, bet tai buvo dėl to, kad tas žmogus niekuomet nepabandė pažaisti. Ir staiga jis atrasdavo žaidimą, kuris jam yra įdomus ir patraukia. Ir jis susižavėdavo ir imdavo žaisti. Jo labiau, kad žaidimo pasaulis yra labai įvairus ir labai platus. Ir kalbant apie tą senąją kartą ir jos santykį su jaunąją kartą ir žaidimais, tai norėčiau pakalbėti ir apie ketvirtą mitą, kad vaikui, kuris irgi dažnai ateina iš tų žmonių, kurie nesusipažinę su žaidimų kultūra visiškai ir nenori nieko su ja turėti bendro, kad vaikui nereikia leisti žaisti žaidimų dėl anksčiau išvardytų priežasčių, kad tai yra nemeniška, nepraturtina sielos, jie žaidimai būna vien žiaurus ir taip toliau. Arba atvirkščiai, reikia duoti vaikui telefoną ar kompiuterį ar planšetę, kad tik atsikabintų ir tegu jis žaidžia ką tinkamas. Ir šie žmonės, kurie atsiduria priešingose, bet vienodai radikaliuose spektro dalyse, mano galva, jie abu yra neteisūs, nes nepaisant to, ką sakiau anksčiau, aš tikrai nebandau paneigti, kad yra gausybė labai žalingų žaidimų. Tačiau įdomu yra tai, kad jeigu kažkas paklaustų mano nuomonės, aš sakyčiau, kad žalingiausi žaidimai yra nesmurtiniai žaidimai, ne tie žaidimai, kur kažkas kažkam plėšo žarnas ar kažkas ten labai baisaus vyksta. Bet tai yra žaidimai, kurie yra pastatyti pagal bjauriausius Skinnerio dėžės principus. Buvo toks JAV mokslininkas Skinneris, kuris iš esmės pratęsė Pavlovo rusų mokslininko darbą su gyvūnais. Ir jisai padarė tokį eksperimentą. Jisai pasiėmė 2 dėžės ir kiekvieną dėžę įdėjo ar balandį, ar žiurkę, ar kažkokį kitą gyvūną ir toj dėžėj įrengė mygtuką. Ir štai pirmoji dėžėj mygtukas, paspaudus mygtuką gyvūnas gaudavo grūdą, antroji dėžėj gyvūnas irgi gaudavo grūdą, tačiau tik kartais, su tam tikrų dažnių. Ir pasirodydavo, kad pirmoji dėžėj gyvūnas paspaudaliodavo tą mygtuką, iki kol iškrisdavo tiek grūdų, kad jisai pasisotintų. Antroji dėžėj gyvūnas pavalgydavo, tačiau toliau spausdavo mygtuką, nes jam atrodydavo, kad kiekviena akimirka, kuri yra praleista nespaudžiant mygtuką, gali būti praleista proga gauti papildomą tą bonusą. Ir aišku, yra daugiau ir gilesnių tų eksperimentų ir Skinnerio dėžės principų implikacijų.
tačiau gausybė žaidimų jie yra sukurti ypač mobiliesiams renginiams, jie yra sukurti būtent aplink tai. Jie bando sukurti adikciją žaidėjui. Jie nebando būti kažkiek meniškai vertingi, jie nebando sukurti kažkokios edukacinės vertės. Jie galų gale nėra tie žaidimai, kur žaidėjai rungiasi savo sugebėjimais, nes tie žaidimai gali būti visiškai pay to win. Tai yra laimi tą žaidėjas, kuris daugiausiai sumoka pinigų, kad gautų kažkokių bonusų. Ir būtent šie adikciją sukuriantys žaidimai yra žalingiausi. Čia aišku platesnė tema, tačiau kartais paradoksalių būdų žaidimas gali būti tiek turėti pridėtinės meninės vertės, tiek turėti tam tikrą adikcijos grėsmę. Tarkime, JAV kažkada buvo atsiradę ratai kaip anoniminių alkoholikų, kur žmonės, kurie labai mėgdavo žaisti World of Warcraft, vieną tokių žymiausių tuo metu globalaus tinklo RPG, jeigu taip galim pasakyti, massively played RPGs, MMO, RPG arba League of Legends, kuris iki šiol yra garsiausias ir sėkmingiausias sportinis žaidimas. Jie tapdavo tiek priklausomi nuo tų žaidimų, kad jie eidavo į tos susirinkimus ir pasakodavo, kaip sveiki, mano vardas Maikas, aš jau 5 dienas nežaidžiu ir visi sakydavo šaunuolis Maikai. Tai būtent šitie žaidimai turi didžiausią žalos potencialą ir aš nesakau, kad jos visiškai reikėtų drausti, tačiau būtent kalbant apie vaiką, reikėtų labai smarkiai jį prižiūrėti. Be to, dar kalbant apie vaikus, žaidimų, kaip ir kiekvieno meno skonis, gali būti lavinamas. Tarkim, kalbant apie filmus, jūs irgi juk rekomenduotumėt savo atžalai filmus, kurie labiau yra meniški arba jūsų galva labiau tiktų tam mažam žmogui ir taip toliau. Taip ir su žaidimais. Kartais verta pasižiūrėti, kokie yra žaidimai ir suteikti savo vaikui reikiamų savo vaikui gerų rekomendacijų tam, kad lavinti jo skonį. Galų gale vaikas bus žymiai labiau linkęs įsiklausyti jūsų nuomonę ir ją gerbti, jeigu jis supras, kad jūs esate susipažinę su žaidimų kultūra. Kai aš buvau mažas, būdavo tam tikrų laikotarpių, kai mano tėvai man visiškai neleisdavo žaisti, nes jiems atrodydavo, kad tai žalinga. Ir aš susitikdavau su tokiais pat bendraamžiais, kuriems irgi neleisdavo žaisti, ir mes taip pasijuokdavome iš savo tėvų, kad ką jie supranta, jie nežino tų žaidimų. Bet kai tėvas draudžia ar motina draudžia tam tikrą žaidimą, bet vaikas supranta, kad tai yra pats žaidžiantis žmogus, tuomet jis labiau pagalvoja, gal verta į šią nuomonę įsiklausyti. Kitas mitas yra, ir čia mes jau pereinam prie žaidimų industrijos, prie to, kas buvo anonsuota, būtent apie žaidimų kūrimą. Šiek tiek papasakosiu, kad žaidimai nėra pelningas sritis. Ir kaip ypač prieš kokius gal dar 10-20 metų, kai pasakydavai kažkam, kad aš išaugęs noriu būti žaidimų kūrėjus, tave kartais paskaičiuodavo žmonės taip išties, taigi tu nieko neuždirbsi, taigi geriau įsidarbinti arba teisininku, arba viešųjų ryšių specialistu, ar vadybininku, ar galų gale programuotojų kažkur. Bus naudingiau ir uždirbsi daugiau pinigų. Iš tiesų, žaidimai yra nepaprastai pelningas sritis. Štai naršiau internete ir tiesiog norėjau įmest kažkokią į skaidrę, būtent kažkokių statistinių duomenų. Tai tarkim, šiais metais, jei neklystu, tai beveik bus 200 milijardų dolerių verta sritis. Joje dirba ir joje reikia įvairių specialistų. Tai yra programuotojų, kurie be abejo žaidimą suprogramuos ir vėlgi jų yra gausybė atmainų. Reikia dailininkų, kurie sukurs tam žaidimui išvaizdą. Tai gali būti tiek 3D dailininkai, kurie moka dirbti su tam tikromis programomis kaip Maya, Blenderiu ir taip toliau, tiek 2D dailininkai, kurie kuria
vadinamai concept artą. Concept artas tai yra tokie, sakykime, pradinė žaidimo išvaizda, į kurią jau orientuojasi vėliau 3D dailininkai. Tai yra pradiniai žaidimo sketšai, taip galima pasakyti. Reikia žaismo dizainerių, tai būtent aš esu žaismo dizaineris, to nepaminėjau. Tai žaismo dizaineris tai yra žmogus, kuris sukuria žaidimų lygių struktūrą, aprašo žaidimų balansą, sukuria žaidimų mechanikas, aprašo, kaip tarpusavėje sąveikauja žaidimų meniu. Tai tarkim, žaismo dizaineris jis apsiima rašyti vadinamosius game design dokumentus. Tai yra žaismo dizaino dokumentus, kuriuose žaidimas yra aprašytas. Arba detaliau, ar abstrakčiau, čia jau priklauso nuo konkretaus žaidimo specifikos, bet aš atsimenu, kad kartais net nedideliam, palyginti atrodytų nedideliam žaidimui prireikdavo 40-50 puslapių dokumentų, kur būtų, kad programuotojai ir kiti specialistai žinotų, ką reikia kurti. Aišku, pradėjus tą dokumentą ir jį pridavus, jis vėliau dažnai labai kinta, nes taip pat reikia testuotojų ir nuolat reikia testuoti žaidimą ir žiūrėti, kaip žaidėjai ir kaip tikslinės auditorijos atstovai į tą žaidimą reaguoja. Tai yra pasikviesti žmonių, kurie atitinka tikslinę auditoriją, kartais padaryti vadinamai soft launch, tai yra išleisti žaidimą kažkokioj rinkoj ribotoj, tarkim, paskiroj šalyje, kurie atitiktų tikslinė, kur yra daug tikslinės auditorijos narių, tarkim, 30-40 metų, tarkim, moterų, kurios žaidžia tam tikro tipo žaidimą. Ir tada žiūrėti vadinamasias metrikas. Metrikos tai yra, į žaidimą yra įprogramuoti vadinamieji eventai. Pavyzdžiui, kai žaidėjas paspaudžia kažkokį mygtuką, tai mes žaidimų kūrėjai gauname tam tikrą statistiką padidėja, jeigu žaidėjas yra prisijungęs prie interneto. Ir taip mes stebim ar analizuojam žaidimą ir žiūrim, kuris to žaidimo komponentas veikia, kuris yra netoks patrauklus ir taip toliau. Reikia rašytojų, nes yra gausybė meniškų žaidimų, kur yra daug dialogų ir teksto. Reikia vadybininkų, kurie sureguliuotų komandas. Reikia reklamos specialistų, nes šiuo metu matomumas yra viskas. Dažnai reikia istorikų, nes yra tokių istorinių žaidimų kaip Assassin's Creed serija, kur jie bando būti bent kažkiek istoriškai tikslus, nors turi ir fantastikos elementų. Bet yra ir visiškai istoriškai tikslių žaidimų. Reikia psichologų, ypač kai kalba eina apie žaidimą, kuris turi tam tikrų psichologinių elementų, psichologinio siaubo elementų, arba bando atskleisti tam tikrą psichologinę kondiciją ir taip toliau. Be abejo, reikia kompozitorių ir reikia aktorių. Dažnai dabar labai tų milijoninių vadinamųjų AAA žaidimų personažus įgarsina žinomi Hollywoodo aktoriai. Ir ši industrija nuolat plečiasi. Tarkim, tokio žaidimo kaip Horizon Forbidden West biudžetas buvo, jeigu neklystu, $212 milijonų. Palyginti Spider-Mano filmo man atrodo, No Way Home, biudžetas buvo 200 milijonų. Tai yra jau praktiškai žaidimai, kur perlipa ir smarkiai lenkia Hollywoodų filmus savo biudžetais. Taip pat nereikia pamiršti, kad žaidimai yra garsus kaip sportas. Ypač JAV, Korejoje, League of Legends žaidėjai, top žaidėjai yra nešiojami ant rankų. Aišku, ši tezė yra pavojinga, nes dauguma žaidėjų, kurie pasiryžta tapti sportininkais, kaip ir tie, kurie pasiryžta tapti profesionaliais krepšininkais, jie neužkyla iki tos top kertelės. Bet vėlgi, tarkim, JAV stipriausių League of Legends žaidėjų metinis atlygis viršė $410,000. Yra taip pat mitas, kad lietuviai nekuria žaidimų. Dažnai žmonės nustemba, kai pasakau, kad aš dirbu žaidimų kūrėjų Lietuvoje. Sako, mes turime kažką, kas kuria žaidimus. Ir aš čia įmečiau specialiai čia skaidrę kažkokį paveiksliuką iš lietuviško žaidimo, iš kažkokio seno straipsnio ir prieš 15 ar panašiai metų, kuriame žaidėjai, kuris buvo sukurtas ir tam straipsnė buvo
pabrėžta, kad pasižiūrėkite, atsirado lietuviškas žaidimas, įsivaizduojat, kaip tai nerealu. Nors žaidimas pats atrodo gan paprastas ir aš nežinau, kiek jis yra kokybiškas. Tačiau šiuo metu situacija yra kitokia. Mes turim Nordcarentus, kurie yra apskritai Lietuvos žaidimų kūrėjų įmonės, dauguma jų veikia globalioj erdvėj ir orientuojasi į globalią rinką. Nordcarent, Estoti tai yra žaidimų kūrėjai, daugiausia kuriantis mobilių žaidimus, kurių žaidimai yra žinomi visame pasaulyje. Netgi, man atrodo, Nordcarento išleistą kulinarinį žaidimą Cooking Fever kažkada pagyrė viena iš Kardashianų savo Twitterio paskyroje ir po to jis pradėjo garsėti. Sneaky Box, ta įmonė, kurioje aš dirbu. Mes turime užsakovų iš viso pasaulio, aš dirbu su užsakovais iš viso pasaulio. Šie žaidimai turi milijonus pasisintimų ir su mumis partneriauja įmonės iš viso pasaulio. Kartais dėl to, kad be abejo mūsų kažkiek pigesnė darbo jėga, bet kartais dėl to, kad Lietuvoje yra tikrai nuostabių žaidimų specialistų kūrimo. Aišku, mes dar neturime savo trečio raganiaus. Lenkijoje trečiasis raganius, Witcher 3, tapo reklaminė, tai yra vizitinė šalies kortelė, kuri vėliau išsivystė ir į Netflixo serialą, ir į knygų, pagal kurias buvo sukurtas tas žaidimas, populiarumą visame pasaulyje ir taip toliau. Mes dar Lietuvoje turime kažko tokio sulaukti, bet tarkim, vienas garsiausias, jeigu ne garsiausias lietuviškas žaidimas, Human Fall Flat, yra nepaprastai sėkmingas ir žinomas visam pasaulyje, be jau anksčiau minėtų, o tarkim, mažiau žinomas žaidimas Crowns and Pawns. Tai yra žaidimas, kurio čia matot paveiksliuką, sukurtas Tag of Joy įmonės. Veiksmas vyksta Lietuvoje, bet žaidimas vėlgi orientuotas į globalią rinką. Jis yra nuostabus iš tuo, kad tai yra nuotykių žaidimas, kurį nusipirkęs žaidėjas, amerikietis, gali pasileisti į nuotykį, kuris prasideda JAV, bet vėliau persikelia į Lietuvą ir susipažinti su mūsų kultūra, kuri yra tikrai parodyta iš labai puikios ir gražios saulėtos perspektyvos tame žaidime. Liko 3 mitai. Mitas numeris 7 yra, kad žaidimus yra kurti sunku. Dažnai tenka susidurti su žmonėmis, meluoju, ne taip dažnai, bet teko porą syk susidurti, apturėti tokį dialogą, kai pasakydavai, kad kuri žaidimus, tai nuskambėdavo toks, wow, čiagi taip sudėtinga, čia esi beveik mokslininkas, čia praktiškai neįmanoma to padaryti, tu turi ten būti super programuotojas. Ir kartu yra žmonių, kuriuos atbaido tai, jie gal norėtų kurti žaidimus. Bet jos atbaido tai, kad jie galvoja, kad tai yra labai sunku padaryti, kad turi turėti Einšteino smegenis. Aš, pavyzdžiui, neturiu Einšteino ar Oppenheimerio smegenų, nesu kažkoks protingas, bet man pavyko išleisti porą savo žaidimų, net turint omeny tai, kad mokykloje matematika ir programavimas man neįtin sekėsi. Kodėl? Todėl, kad šiuo metu yra prieinami vadinamieji žaidimų kūrimo varikliai, tokie kaip Unity, Unreal Engine, Game Maker, Godot. Ir šie žaidimų kūrimo varikliai, su jais yra sukurta daug žinomų žaidimų. Tarkim, su Unity, man atrodo, Blizzard'u tas Hearthstone buvo sukurtas ir gausybė kitų žaidimų. Su Game Maker yra sukurtas ir Hotline Miami, ir beveik visi žinomos tokios nepriklausomos studijos, Flambir produktai ir taip toliau. Šitie varikliai labai palengvina darbą. Ir jais negėda naudotis, nes jais naudojasi netgi didžiulės žaidimų kūrimo įmonės. Didžiausios Lietuvoje įmonės irgi naudojasi žaidimų kūrimo varikliais ir su jais viską yra padaryti žymiai paprasčiau. Galų gale, kalbant, tarkim, apie programavimą, aš pastebėjau vieną tokį įdomų dalyką, kad dažnai žmonės, kuriems sunkiai sekasi programuoti, jie sako, aš nesuprantu, apie ką yra tas programavimas ir
man gal trūksta ar logikos, ar dar kažkokių įgūdžių. Jie išmoksta programuoti būtent tada, kai jie pradeda kurti savo svajonių produktą, tarkim, žaidimą. Tarkim, mano žaidimas, kurio čia matote pavadinimą Pyromind, tai ir buvo tas žaidimas, kuris laimėjo 3 vietą pasaulio žaidimų kūrėjų čempionate. Aš pradėjau, iš esmės, jį kurdamas, aš išmokau programuoti, nes ten netgi, jeigu pasižiūrėt kodą, jis yra labai bjaurus, kai kurie dabar tokio kodo neberašau, tikiuosi, nes kai kurie, tarkim, kitamieji pavadinti lietuviškai, kiti pavadinti angliškai ir taip toliau, labai klaidus, bet tai yra, aš išmokau programuoti būtent dėl to, kad kuriau savo svajonių produktą ir norėjau jį pasiekti, norėjau pamatyti, kaip jisai tampa krauju ir mėsą. Tai va. O tuo tarpu, kai mane mokė mokykla ar programavimo tam tikrose būrelėse, man atrodo, ten sukur klasę šuo ir katė, kur čia yra įdomumas. Ir kažkas mano smegenyse išsijungdavo. Tai va. Ir 8. mitas yra, dabar pasakysiu kai ką visiškai priešingo, nes yra kitas mitas priešingas ankstesniam, kad kurti žaidimus yra labai sunku. Yra kitas mitas, kurti žaidimus yra labai lengva. Aš galiu pasakyti, kad yra žaidimų kūrimo studijos, kurios susilaukia klientų ir tie klientai staiga peršoka į žaidimų kūrimo sritį ir jiems atrodo, kad žaidimą galima sukurti vos spragtelėjus pirštais, jie turi nuostabią idėją, jie turi 10 000, tarkime, atliekamų eurų, galima nueiti į žaidimų kūrimo studiją, pasakyti, sukurt man tokį žaidimą, tegu jis būna tokio lygio kaip 3 raganius, aš sumokėsiu 10 000 ir po mėnesio turėsiu žaidimą. Aišku, čia yra kažkiek hiperbolės iš mano pusės, tačiau panašaus mąstymo žmonių yra nemažai, kuriem atrodo, kad žaidimų kūrėjai šitos studijos yra kažkokie Hogwartso burtininkai, kurie pamojus burtų lasdeles, taiga gali išburti žaidimą. Iš tiesų, viskas labai priklauso nuo žaidimo dydžio. Ir nors anksčiau, ką aš norėjau pasakyti, yra tai, kad tam, kad kurti žaidimą, nereikia kažkokio super didelio, mega genialaus talento, kad tai yra tiesiog darbas ir tiesiog profesija kaip ir kitos profesijos, tai nepaneigia to fakto, kad žaidimų kūrimas yra gan ilgas ir daug resursų pareikalaujantis procesas. Jis reikalauja laiko, jis reikalauja atlyginimų, jis reikalauja gausybę testavimo ir to, ką aš pavadinčiau galimų klaidų buferio. Kas yra galimų klaidų buferis? Tarkim, mes norime išleisti kažkokį žaidimą, panašų, tarkime, į Tetrį, mums atrodo, kad mechanika bus labai smagi. Ir mes padarom pirminį prototipą ir staiga pasirodo, kad žaidimo komponentas, kuris mums atrodė esminis, jis visiškai neveikia, jis nėra smagus, jisai stabdo žaidimą. Tai reiškia, arba buvo kode padaryta kažkokia klaida, kur irgi daug ką reikia pakeisti. Tai reiškia, kad žaidimas užtrunka ilgiau. Ir jeigu jūs pasidomėsite žaidimų studijų darbu, tai jie turi tokią savoką crunch. Kas tai yra? Tai yra tai, kad žaidimų studija pasižada, kad išleis žaidimą kažkurio mėnesio, kažkurią dieną, bet viskas užtrunka be abejo ilgiau negu buvo planuota. Ir tuomet darbuotojai yra prašomi, maldaujami likti po darbo, dirbti, kad ir į naktį, bet kad būtų suspėta į tą terminą. Ir galų galiai išleidžiamas žaidimas, kuris turi gausybę vadinamųjų bagų, klaidų ir tikimasi jam vėliau išleisti patchų, tai yra pataisimo. Ir visi būna nepatenkinti. Tiek darbuotojai, tiek žaidėjai, tiek kūrėjai, įmonių vadovai, kurie negauna pinigų. Ir crunch yra labai bloga praktika industrijoje, bet kartais yra neišvengiama. Būtent dėl to, kad, kaip man vienas sakė kolega, jeigu nori realistiškai suprast, kada tu išleisi žaidimą, pasink savo planuotus laiko resursus ir padaugink juos iš 2 ir turėk omeny, kad tai yra optimistinis vertinimas. Tai jeigu tai pasakytum dažnam žaidėjui, kad iš tiesų tiek užtruks norint išleisti tikrai kokybišką žaidimą, tas žaidėjas pasiūstų.
Ir be abejo reikia suprasti, kad, tarkim, yra skirtumas tarp tokio žaidimo kaip Five Nights at Freddy's. Čia dabar bus išleistas siaubo filmas pagal tą žaidimą, bet tas žaidimas buvo pirmoji dalis ir kitos dalis vėliau buvo išleistos. Iš esmės vieno žmogaus sukurtas minimalistinis siaubo žaidimas, kur tu sėdi kambariukė kaip apsaugos darbuotojas ir stengiesi, kad tavęs nepasiektų vaikštančios animatroninės lėlės pizzerijos. Tai yra minimalistinis žaidimas ir be abejo jį galėjo sukurti vienas žmogus, žaidimas yra labai sėkmingas. Tačiau trečias Witcheris yra visiškai kitokio masto žaidimas, kur reikia visiškai kitokių resursų, reikia 100 komandos narių, kurie dirbtų tie žaidimai. Ir 9 mitas irgi susijęs su žaidimų industrija ir šitas mitas yra beje gajus pačioj industrijai. Paskutinis, apie kurį norėčiau pakalbėti, yra, kad geras žaidimas išgarsės pats. Kad jeigu jau sukūrė gerą žaidimą ir įmetei į kažkokią internetinę parduotuvę, nes dabar būtent taip žaidimai yra įsigyjami, arba net išleidai fizinę versiją, jis tikrai išgarsės ir suras savo pirkėją, nes jis yra geras, smagus ir taip toliau. Ir anksčiau aš priklausiau ir tebe priklausau gausybę socialinių tinklų grupių, kur renkasi žaidimų kūrėjai ir kartais ateina koks nors naujokas ir klausia, aš tikrai noriu išgirsti naudingų marketingo ir reklamų patarimų, kaip man reklamuoti savo žaidimą. Ir būna kabutėse visažinių, kur numeta tokią repliką komentaruose kaip tai sukurk gerą žaidimą. Taip neveikia. Taip jau neveikia, nes tai yra rinka, kuri labai greitai auga, žaidimų kasdien išleidžiama gausybė ir didžiulė tikimybė, ypač kalbant apie mobilių žaidimų rinką, kad jūsų sukurtas žaidimas, jisai neišgarsės. Todėl, kad žaidimų srautas naujų pernelyg didelis. Ir tam, kad jisai taptų garsus, reikia mokytis tokius dalykus, reikia mokytis tokius ryšių, kaip pavyzdžiui, keywordų naudojimas. Kas yra keywordų naudojimas? Tarkim, internetinėse, ypač išmaniųjų telefonų žaidimų parduotuvėse, panaudojus tam tikrą žodį žaidimo aprašyme, didesnė tikimybė, kad paieškos variklis tą žaidimą išmeš šiek tiek aukščiau ir tai yra daugiau vartotojų pamatys jį aukščiau sąraše. Tai dėl to, kai pasižiūrite į mobilių žaidimų aprašus, jie visi atrodo kažkokie nesąmoningi, entuziastingi, tarsi juos rašytų žmogus, kuris, nežinau, padaugino kažkokių medžiagų, kad super mega bosų kovos, viskas čia super incredible action ir taip toliau. Tai nebūtinai yra dėl to, kad jūs bando apgauti arba taip parduoti tą žaidimą. Tai yra būtent dėl to, kad bandoma panaudoti daugiau tų keywordų. Tai čia yra tiesiog viena iš sričių, kur, pavyzdžiui, juos reikia mokytis. Reikia nuolat apie savo žaidimą skalambyti socialinėse medijose. Ir tai pareikalauja gausybės darbo, streso ir dėja dažnai nemažai charizmos. Tarkim, Vlambyra yra įmonė, kurią sudaro 2 žmonės ir vienas iš jų yra toks labai garsus Rami Ishmael. Jisai turi paskaitų apie tai, kaip reikia garsinti savo žaidimą, bet jis dažnai pats nurašo tai, kad jis pats iš savęs yra labai charizmatiškas žmogus, kuriam patinka komunikuoti. Dažnas žmogus nenori kiaurą dieną tupėti socialinėse medijose, o tą tenka daryti, jeigu nori, kad žaidimas bent kažko būtų pastebėtas. Nuolat tenka youtuberiams, nuomonės formuotojams rašyti laiškus, hei, atkreipk dėmesį mano žaidimą. Yra, aišku, alternatyva, kuri irgi yra taikoma didelių studijų, ypač mobiliųjų žaidimų studijų, tai yra tiesiog kišti į reklamą labai daug pinigų. Kaip tas vyksta? Tai, tarkim, studija paskaičiuoja, išmeta pirmą žaidimo versiją į parduotuvę ir tuomet įmeta kažkiek pinigų į reklamą. Tai yra, tas žaidimas pasirodo kitose žaidimuose, jis yra reklamuojamas. Ir tuomet yra paskaičiuojama, kad, tarkim, įdėjus tiek pinigų į reklamą atviliojami 100 naujų vartotojų. Ir paskaičiuojama, kiek kainuoja
vieno vartotojo įsigijimas. Tuomet yra paskaičiuojama, kiek tas žaidimas uždirba. O mobilieji žaidimai dažniausiai uždirba iš vadinamųjų banginių. Tai yra žmonių nedidelio procento vartotojų, kurie yra pasiruošę tam, kad tame žaidime laimėtų arba kad paspartintų procesą, į jį kišti pasakiškus pinigus, pirkti visokius papildymus, ginklus ir taip toliau. Ir yra paskaičiuojama, kiek vidutiniškai uždirba vienas vartotojas. Jeigu tas pinigų kiekis, kurį uždirba vienas vartotojas, yra ženkliai didesnis negu vieno vartotojo atviliojimo kaina, čia aš aišku kalbu apie vidutinius dydžius, nes, kaip sakiau, dažniausiai uždirba visus pinigus žaidimui nedidelis procentus vartotojų, kiti iš vis nemoka. Tai tuomet aišku, kad galima kišti dar daugiau pinigų į reklamą ir tas žaidimas atneš pelną. Tuomet galima ir nesirūpinti influenceriais ir kitais dalykais, nes jie atsiranda savaime. Bet reikia pasakyti, kad pastaraisiais metais vidutinė vartotojo kaina vis auga, nes išmaniųjų telefonų vartotojai tampa vis reiklesni. Jie labai tampa įnoringi ir paprastai numeta žaidimus, įsiinstaliuoja, bet tuomet iš karto išsiinstaliuoja. Ir dėl tų įvairių dalykų tie žaidimai, ypač išmaniesiems telefonams, yra paremti anksčiau minėtomis Skinnerio dėžės praktikomis ir jie labai dažnai, praktiškai visuomet nustelbs jūsų menišką, išpuoselėtą, gražų, unikalų žaidimą. Štai kodėl dažniausiai ypač nedidelios įmonės arba pavieniai kūrėjai, jie ieško vadinamųjų publisherių. Kas yra publisheris? Tai yra didesnės įmonės, kurios nuima visą tą naštą nuo pečių individualių kūrėjų ar nedidelių kompanijų ir pasima žaidimą, aišku, pasima labai nemenką nuošimtį pelno, tai paprastai būna pagal nutylėjimą apie 70%, bet jie išreklamuoja žaidimą. Jie išreklamuoja žaidimą, nes turi resursų, nes, pavyzdžiui, turi gausybę kitų išleistų žaidimų, kur sąlyginai pigiai gali įmesti šito žaidimo reklamą, jeigu tai kalbame išmaniuosius žaidimus, arba turi ryšių, jeigu kalbame apie konsolių ar PC rinką, arba paprasčiausiai turi daug pinigų ir gali jūsų žaidimą reklamuoti, arba turi daug žinių, kaip reikia tą žaidimą reklamuoti. Bet, kaip minėjau, jie pasima labai nemenką dalį pelno ir dažnai pasima nemenką dalį kūrybinės kontrolės. Taigi jūsų vizija tenka modifikuoti pagal publisherio įgeidžius. Tai vat, šitas mitas vis dar yra gajus industrijoje. Tai veikiausiai tiek. Papasakojau 9 mitus apie žaidimus, pabandžiau juos paneigti ir kartu pašokinėjau pirmin ir atgal per įvairius aspektus susijusius su žaidimų industrija. Labai ačiū už dėmesį. Ačiū Dmitrijui. Labai kviečiu po paskaitos, kurią jūs išklausysit, bandyti užduoti klausimus komentaruose. Dmitrijus tikrai ateis ir atsakys į juos visus. Jeigu norėsit kažko labai ypatingo paklausti, visada galite susisiekti su organizatorių komanda ir aš manau, kad rasim galimybių jums dar labiau pagilinti žinias šitoj vietoj. O aš turiu vieną klausimą. Gal, Dmitrijau, galėtumėt pasidalinti, kas buvo įdomiausia jums kurti? Per šitiek metų patirties gal kažkas įstrigo ar prasmės, ar gali būti spalvų ir patyrimų prasme, bet kuo džiaugiatės ir kas toks įsimintiniausias momentas galėtų būti? Manau, kad tikriausiai būsiu banalus, jeigu pasakysiu, kad kiekvienas žaidimas buvo savaip įsimintinas ir savaip smagus, bet gal taip ir atsakysiu, bet pasidalinsiu 2 tokiais pastebėjimais, kad man būtų sunku išskirti
vieną žaidimą, bet aš galiu nesunkiai išskirti kas tuos momentus, nes smagiausias momentas yra tai, kai suvoki, kad iš gausybės kodų eilučių tavo žaidimas virsta kažkuo, tavo mintis virsta kūnu ir virsta kažkuo, ką gali žaisti ir patirti kitas žaidėjas. Tai yra smagiausia. Nes man apskritai kalbant apie žaidimus kaip meną, ar žaidimus kaip produktą, kaip komercinį produktą, man kas skiria žaidimus, ar tai būtų stalo žaidimai, ar kompiuteriniai žaidimai, ir tarkim filmus ir knygas, yra tai, kad pats vartotojas dalyvauja to meno viduje, tai yra jis pats gali jį keisti. Jis yra interaktyviame pasaulyje, skirtingai negu skaitytojas arba filmo žiūrovas, kas irgi yra nuostabu. Bet tas knygos dažniausiai išskyrus kelis tokius nepopuliarias sritis, kur ten choose your own story, knygos ir filmai yra statiški, žaidimai visą laiką yra dinamiška patirtis. Ir tas jausmas, kai tu programuoji ir staiga pradedi žaisti ir supranti, kad iš kažko neaišku ko, iš to primordial chaos tai tampa kažkuo įkandamu, kažkuo, ką galima patirti, tas jausmas visuomet yra labai geras. Tam, kaip priešingybė tam, sakyčiau, kad kiekvienas žaidimas, jisai susiduria anksčiau ar vėliau su ta žaidimo kūrimas, susiduria vėliau su ta nuobodžia sritimi, kai žaidimą tenka šlifuoti. Ar tai būtų grafinių asetų šlifavimas, ar tai būtų darbas su kitais specialistais. Pavyzdžiui, mano širdžiai labai mielas produktas yra toks žaidimas, kurį mes išleidom su įmonė Slightly Magic Games. Tai yra stalo žaidimas Blogiausias prezidentas. Tai yra politinis stalo žaidimas, kuriame žaidėjai yra priversti pasirinkti tarp dviejų kandidatų. Ir tie kandidatai yra sudaromi iš kortelių, iš įvairių savybių. Vieno žaidimo vedėjo, kuris tiesą kas ėjimą keičiasi, bet svarbu yra tai, kad tos savybės yra dažniausiai išimtinai bjaurios, kaip ten nori įvesti diktatūrą, nori panaikinti greičio ribojimus ir panašiai. Ir man tai buvo nuostabus jausmas sukurti tas pirmas korteles, neštis jas į įvairias žmonių grupės ir žaisti tą žaidimą ir matyti, kad žmonėms yra nuostabu, smagu, jiems tas patinka. Bet visiškai kitas buvo jausmas, kai teko dirbti su ir grafiniais dizaineriais, ir ruošti žaidimą spaudai. Ne dėl to, kad ten buvo kažkokie bjaurų žmonės ar neišmanė savo darbo, bet būtent dėl to, kad tai yra šlifavimas, kuris užima gausybę laiko ir atrodo, kad jau ta pridėtinė vertė nėra tokia apčiopiama, sakykime, net nedidelė, ji nėra apčiopiama. Tu įdedi labai daug darbo tam, kad kažkur pakoreguotum tekstą ir turi tai suderinti su spaustuvė, su leidykla, su leidėjais ir taip toliau. Tai čia yra tiesiog pavyzdys toks, kas būna tam procesas smagu. Pradžioje tu įdedi kažkiek darbo ir pokytis yra milžiniškas, bet vėliau reikia įdėti dar daugiau darbo ir pokytis atrodo mažas. Ir tą ruožą reikia kažkaip įveikti. Ačiū labai. Tikrai buvo labai įdomu klausytis iš pirmų lūpų apie šitą industriją, kuri turi tikriausiai daugiausia apie save mitų. Tai aš kviečiu visus mūsų žiūrovus pasaulinės medijų informacinio raštingumo savaitės dalyvius žaisti kritinio mąstymo žaidimus. Dabar bibliotekose galite rasti žaidimą Populistas, tikrai išbandyti, žaidimas Melagienos taip pat jūsų laukia. Ir įvairių formatų užduotis atlikti ir pasaulinės medijų informacinio raštingumo savaitės metu. Tai labai kviečiu tą ir daryti, įsijungti į mūsų renginių ciklą, ne tik šitose susitikimuose, o mes susitiksim spalio 30 dieną ir kalbėsim apie dirbtinį intelektą. Tai labai kviečiu prisijungti 17:30 spalio 30 dieną. Ačiū Jums visiems ir iki kitų renginių. Iki.